Manęs įsivaizduoti nėra taip. Sveiki visi, šiandien kalbiname Klaipėdos valstybinės kolegijos verslo fakulteto dėstytoją Saidą Rafijevą. Tai sveiki. Sveiki. Dėstytojau, kaip sekasi šį savaitę, jau artėja šventės, ar jaučiate artėjančių švenčių nuotaikas? Jaučiu artėjančio darbo nuotaikas, nes kaip tik turės į Seimą grįžti, daug netaisytų, neištaisytų darbų, tai šventės artėja. Įdomus klausimas turbūt visiems, kodėl pasirinkote dėstytojo kelią? Geras klausimas. Esu tikriausiai minėjęs ir paskaitose, kad tai nėra mano tiesus kelias, tai buvo kelias su tam tikrais vingiais. Ilgą laiką dirbau skirtingose įmonėse, dirbau versle ir taip atsitiko, kad gavau pasiūlymą dėstyti ir pagalvojau, kodėlgi ne. Nes turi dar tokią mažą paslaptį, kad teko net ir studijų laiku, trečiam kurse dėstyti studentam ir dar nuo to laiko pajaučiau, kad pakankamai malonus dalykas gerti kraują iš jaunų žmonių. Smagu. Esate minėjęs, kad dėstytojo profesija yra prestižinė. Iš kur čia gavo tą informaciją? Ar dėl šios priežasties kaskart džiuginat kolegas pasipuošęs dalykiniais marškiniais ir švarku? Na, aš iš tikrųjų žiūriu į savo profesiją, į savo darbą kaip į šventę, taip ir stengiuosi ir atrodyti, ir elgtis, ir gauti iš to maksimumą. Tai taip, vaikščiau su marškiniais ir švarku. Per trumpą laiką tapot kolegijoje tikra žvaigždė. Kaip jums tai pavyko? Nu, žinokit, sužinau kažką naujo. Niekada negalvojau, kad mano tikslas būti kažkokia žvaigždė ar būti žinomu. Tiesiog, patinka daryti tai, kas patinka, bendrauti su žmonėm, bet patinka irgi domėtis naujom tendencijom, technologijom ir stengiuosi tą perteikti ir studentams tuo pačiu. Tai jeigu studentai nuo to jaučia didelį pasitenkinimą, tai ir pačiam labai malonu. Ar yra kažkas nutikęs kolegijoje, dėl ko buvo liūdna, sulaukėt kokių neigiamų emocijų savo? Geras klausimas. Tikrai kartais darbas iš šono atrodo paprastas, kad tu ateini, pradėstai, pabendrauji, atsakai klausimus, išeini, bet yra tų situacijų buvę, kai supranti, kad tu bendrauji su žmonėmi ir pas žmonės yra skirtingos situacijos. Tai būna netektis, būna kažkokios psichologinės traumos, būna tam tikri tie momentai, kai tu nori padėti, kai tu nori padėti pasijausti žmogui geriau, bet ne visada išeina. Ir viena iš tų išeičių tiesiog palikti ramybei arba tiesiog praeis tam tikram laiku pasiklausti, ar viskas gerai. Ir žmogus dažniausiai, kai jo paklausia, ar viskas gerai, jisai atsako taip. Bet čia irgi žmogaus klausimas, ar tu su to taip pasilieki, ar tu stengiasi toliau pasidomėti jo gyvenimą, ar viskas tikrai gerai ir panašiai. Neverti. Stebėjome, kad koridoriui dažnai matome jūsų dėstytojų Robertu Kavoliumi. Tai kaip jūs susidraugavote? Kaip ir kiekvienas studentas. Skolom. Ne, juokauju. Iš tikrųjų, Robertas yra labai geras, šiltas žmogus ir pažinti jį ne paskaitose, o koridoriuose, tai tikrai gera galimybė su juo ir pabendrauti ir pasidalinti tam tikrom emocijom. Turim labai panašių užsiėmimų. Jisai yra medžiotojas, aš nesu medžiotojas. Tai yra tam tikrų tokių malonių hobių, kuriais dalinamės, tai irgi pašnekam kartais, bet labai retai. Gal atskleisite paslaptį, kuris kolega jūsų mėgstamiausias? Iš tikrųjų, teko dirbti daug skirtingų įmonių, tai turėjau daug kolegų, kurie į mano gyvenimą ateidavo, išeidavo. Čia aš turiu tą tokį šiltesnį ryšį ir tikrai kolegos, dėstytojai, jūsų dėstytojai yra tikrai malonus, šilti žmonės ir su jais mes ne tik tais prieš paskaitas ar po paskaitų bendravom, bet ir kiekvienai minutai tokiai laisvesnėje esam. Galbūt turite palinkėjimą studentam artėjančių švenčių progą?
Pas mus Lietuvoje tos šventės yra šeimininės šventės. Tai aš palinkėčiau iš tikrųjų susirinkti visiems šeimoje ir tiesiog gerai praleisti laiką ir vertinti tuos momentus su šeima, nes kaip bebūtų ateis laikas, kai dalis tos šeimos ir nebeliks su mumis ir reikia vertinti kiekvieną akimirką. Tai ačiū dėstytojau už įtraukiančius atsakymus ir tikimės, kad žiūrovai nepagailės laikų ir komentarų. Tai, gerbiami kolegos, sekite TikToką, būkite aktyvūs, palaikykite Klaipėdos valstybinės kolegijos studentus, jų iniciatyvas, dalinkitės turiniu ir kelkite savo. Sėkmės!